Vilniaus valdžiai ir toliau nerandant bendro sprendimo, kurį iš modernių transporto priemonių metro ir tramvajus galėtų išgelbėti sostinę nuo spūsčių, užsienio ekspertai siūlo dar vieną projektą – tramvajų ant ratų. Sostinės vadovai tokį siūlymą kol kas vertina atsargiai. Vilniaus valdžiai vis nenusprendžiant, kokia visuomeninė transporto priemonė geriausiai išspręstų kamščių problemą, sostinės valdžia sulaukė dar vieno pasiūlymo. Prancūzijos transporto specialistai siūlo įsirengti tramvajų ant padangų. Anot jų, ši transporto priemonė geriausiai tiktų sostiniai, mat šiems tramvajams reikalingas tik vienas važiavimo stabilizuojantis bėgis, o pats sąstatas rieda ant guminių ratų. Anot tramvajus renginėjančios bendrovės atstovų, šią transporto priemonę būtų galima įrengti kelis kart greičiau nei įprasta tramvajų ar metro. Šį tramvajų galima gana greitai įrengti, jei kalbėti apie klasikinį tramvajų, kurį diegiant reikia ilgam pervesti gatves, čia to nėra. Liniją pastatyti galima per trumpą laiką, nes infrastruktūra šiam tramvajui pastatyti nesudėtinga. Teigiama, kad toks tramvajus būtų tinkamesnis sostiniai neįprastas. Ant padangų riedantis traukinukas lengviau neįprastas bėginis tramvajus įveiktų kalvotas Vilniaus gatves. Tramvajaus guminiai ratai nėra triukšmingi ir neturi įprastam tramvajui būdingo metalinio girgždėjimo ir triukšmo, bet to jis gali įveikti kalvas ir taip patogu Vilniui. Projektas jau buvo pristatytas Vilniaus miesto plėtros komisijai. Vilniaus valdžia kol kas šį siūlymą vertina atsargiai. Anot vicemero Evaldo Rementausko, tramvajaus ant padangų tinkamumą sostinei turėtų įvertinti transporto specialistai. Manau, kad Vilniui tokios technologijos, naujos technologijos būtų visai įdomios. Tačiau į šitą klausimą galėtų atsakyti tik tai rengiamas specialus transporto planas. Ir tik tai tada, kada specialistai ras bendrą kalbą ir bendrus sprendimus, mes galėtume imtis kažkokio tai labai konkretaus sprendimo ir jį įgyvendinti. Anot tramvajų įrengti norinčios bendrovės beveik 10 km ilgio tramvajaus liniją sostinėje būtų galima įrengti per porą metų. Vilniečiams tai kainuotų per 120 milijonų eurų. 5 kanalo žinioms Neringa Kolkaitė, Saugirdas Vaitulionis ir Tadas Leonovas.